Nori turėti savo namus, svajoji juos nusipirkti, ieškai galimybių, bet nieko nedarai. Ir man tai buvo, 19 metų aš pradėjau svajoti, kad noriu nusipirkti savo namus. Aš ieškojau, kokių namų noriu, kainos buvo kosminės man kaip jaunai merginai ir neįkandamos visiškai. Ir 19 metų aš pirmą kartą nukeliavau į konsultaciją apie būtent investicinius fondus, kaip aš dėsiu kas mėnesį įmokas, kaip mano pinigai užaugs, kažkada, kai man bus 60 metų, aš juos pasiimsiu. Man taip nepatiko ta mintis, kad kažkada aš juos pasiimsiu. Aišku, pensijai ruoštis irgi reikia, bet mano tikslas jaunos merginos nusipirkti namus. Galbūt ne dabar, nes nėra pradinio įnašo, gal truputį vėliau, bet nusipirkti namus tikrai ne tada, kada 60. Aš atsimenu tada po tos konsultacijos grįžau visą piktą namo ir visiems papasakojau aplinkui, kad tikrai kažkokia nesąmonė mane norėjo apgauti. Praėjo dar keli metai, man 23, aš vėl atsiduriu tokioj pačioj konsultacijoj, namų vis dar neturiu, vis dar juos noriu nupirkti, pradinio įnašo neturiu, nes kaip dažnas, taip ir aš buvau neišimtis, aš norėjau nusipirkti namus, bet netaupiau tiem namam. Kas mėnesį atidėdavau, bet iš tos sumos aš vis išimdavau. Tai man reikėjo automobilio, tai man reikėjo dar kažko, aš užsimaniau atostogų, aš norėjau naujų rūbų, jauna, jūra iki kelių, atidėsiu kitą mėnesį daugiau. Ir tie pinigai man niekaip nesidaugino, net neįdėdavau tiek, kiek reikėdavo. Ir 23 metų aš atsiduriu vėl tokioje finansų konsultacijoje, man vėl pasakoja apie investicinius fondus, kaip ten dauginasi pinigai. Ir aš tada nutariu pradėti tą daryti, pradėti kaupti dėl to, kad reikia kažką daryti. Ir pradėjau. Nors mano konsultantas tuo metu man neformavo strategijos, plano, kad būtent kaupsiu 10-metį ir nusipirksiu namus. Nebuvo pametėjęs man tokios minties, bet vėlgi kalbėjom apie ilgalaikį projektą, apie taupimą ateičiai. Gerai, pradėjau. Ačiū Dievui, kad pradėjau, nes kitaip nebūčiau nusipirkus namų. Nors tikslas, kai pradėjau taupyti, buvo visiškai ne apie namus, o apie tą ilgalaikį taupimą, apie savo ateitį, apie savo pensiją, būtent apie tai. Ir aš tada pradėjau dėti po 150 litų. Man tada jaunai merginai atrodė milžiniški pinigai, bet aš vis tiek pradėjau dėti. Ir patikėkit jūs manim, 55 kartus norėjau nutraukti tą sutartį. Man atrodė, kam aš tai darau. Man kaskart vis trūkdavo tų pinigų, aš vis norėdavau kažkaip neįdėti, kažkaip juos iš ten paimti, sutartį nutraukti, nes nemačiau prasmės. Kodėl nemačiau prasmės? Dėl to, kad nuo pat pradžių suformuota sutartis neturėjo aiškaus plano, kodėl aš tai darau, ką man reikės tų pinigų, po kiek metų aš tos pinigus paimsiu, ką pirks ir kiek viso man ten reikia, kad būtų sukaupta. Nebuvo jokio plano. Bet labai esu dėkinga savo konsultantui, nes jis mane vis sustabdydavo nuo tos beprotystės ir aš visgi išlaikiau tą sutartį. Aš kaupiau toliau. Pirmus 2 metus man buvo tikrai labai sunku, bet paskui tai tapo įpročiu. Aišku, ir metų daugiau jau turėjau ir galiausiai paskui šį darbą pradėjau dirbti pati, bet ne apie tai dabar, o apie tai, kad aš vis dar noriu namų. Man 25. Aš vis dar noriu namų. Aš jau suprantu, kad reikia taupyti, aš jau nebenoriu tos sutarties savo nutraukti. Pradėjusi dirbti su finansais, aš supratau, kad reikia dar daugiau taupyti, nes aš galiu, o taupau per mažai. Tada atkeliavo eurai pas mus ir aš eurais viską maksimaliai pasididinau, pasidariau papildomų sutarčių. Aišku, mano gyvenimą atkeliavo ir Arnoldas, tada susilaukėm vaikų, aš pradėjau dar daugiau taupyti. Bet mes vis dar savo namų neturim. Ir kai man buvo 34,5 metų, kai mano pirmai sutarčiai buvo 11,5 metų, aš pirmą kartą iš tos sutarties išėmiau pinigus ir panaudojau juos pradiniam įnašui, kai pirkom Vilniuje namus. Ir vat tada aš supratau, kad ačiū Dievui, ačiū sau, ačiū savo konsultantui, kad aš pradėjau kaupti, kad aš nepasidaviau, nors ir nežinodama, kam tai darau, nors ir neturėjau aiškaus plano, kad tai bus pradiniam įnašui būstui, aš vis tiek tai dariau ir tuos pinigus turėjau. Turėjau, kai man reikėjo ir panaudojau juos pradiniam įnašui. Ir kai jūs dabar atkeliaujat pas mane į konsultacijas,
Aš klausiu daugybę kartų, koks tikslas, kam tokios sutarties reikia, kodėl norit taupyti, kam tos pinigus panaudosit, kada po kiek metų, tada bus aišku, ką daryti toliau. Aš klausiu jūsų, koks tikslas, nes be tikslo taupyti yra sudėtingiau, be tikslo jūs tą sutartį greičiausiai norėsit nutraukti arba ją nutrauksit, bet kai turit tikslą, aš esu tikra, kad nepasiduosit, nes tikslas motyvuoja, tikslas veda į priekį. Jūs žinot, kad jūs kaupėt tuos pinigus savo namams, galbūt dar kažkam. Aš labai linkiu kiekvienam sugalvoti aiškiai, ko norit, svajoti ir nepasiduoti, bet norint, kad tos svajonės būtų įgyvendintos, aiškiai vykdyti planą, numatytą strategiją, ką padaryti turiu dėl savo tos svajonės, kad ji taptų realybė. Ir kalbant apie būstą, galbūt nedaugelis turi savo sukauptus pinigus, galbūt tėvai negali padėti pradiniam įnašui, o galbūt ir turit, galbūt ir galit, bet o jeigu ne? Jeigu esat panašioj situacijoje, kad niekas negali duoti, niekas negali padovanoti ir viskas yra jūsų rankose, taip kaip buvo man. Tai ką turit padaryti, atkeliaukit pas mane į konsultacijas ir viską papasakosiu. Bet tam, kad pradėtumėt apie tai galvoti, kad tikrai tai yra įmanoma, turėti savo namus jūs tikrai galit, tai pirmiausia išsikelkit aiškų tikslą, kam yra reikalingi pinigai, kada po kiek metų aš juos noriu panaudoti, tada kiek viso man tų pinigų reikia, tada bus aišku, ką daryti, kokį finansinį įrankį pasirinkti tam tikslui pasiekti, kaip dauginti pinigus ir kokią įmoką pasidaryti, kad pasiektumėt užsibrėžto plano. Tai jeigu norit turėti savo namus, jeigu norit nusipirkti butą, namą, sodybą už miesto, tai jūs turit aiškiai žinoti, kur, ar tai užsienis, ar tai Lietuva. Tada turit aiškiai žinoti, kas tai. Butas, namas, apartamentai, dar kažkas. Turit išsirinkti objektą, kam jums reikia pinigų. Būtinai paieškokit, kokių yra variantų, kokios sumos yra už būstą, kurį jūs norėtumėt nusipirkti. Pirmiausia, susiraskit objektą, o tada pradėkit planuoti pinigus. Kai žinosit, kad norit nupirkti namus ar Lietuvoje, ar užsienyje, pavyzdžiui, už 300 000, žinosit ir ką daryti toliau. Ar jums reikės paskolos, ar jūs grinais norit nupirkti, pradėsit planuoti. Ir jeigu reikės paskolos, ar tai yra Lietuva ar užsienis, turit žinoti, kokio dydžio procentaliai reikės to pradinio. Ką aš rekomenduoju padaryti, tai pradiniam įnašui pasiruošti kaip minimum 20–30% savų pinigų, jeigu pirksit būstą su paskola. Jeigu kalbam apie užsienį, vėlgi žiūrint kur, kaip, rekomenduoju turėti savo 40–50% pinigų turto vertės, kurią planuojat pirkti. Ir pavyzdžiui dabar esat nusimatę nusipirkti būstą už 300 000 ir pradinį įnašą planuojat susikaupti per 5 metus, gal mažiau, gal daugiau, o jeigu daugiau, tai vienareikšmiškai tada kaupdami tuos pinigus ne po pagalvę, ne į atskirą banko sąskaitą dėkit, bet juos įdarbinkit. Įdarbinkit, kad per tą dešimtmetį pinigai neprarastų perkamosios galios, kad iš mažiau padarytumėt daugiau. Įdarbinkit tuos pinigus investicinius fondus, kad savo įnešamus pinigus jūs galėtumėt gerokai padidinti. Ir jeigu norit nusipirkti kažką panašaus dabar už 300 000, tą kažką panašaus po to dešimtmečio, panašioj geroj vietoj, panašios statybos, tai jūs turit nebe 300 ruoštis, o 350, tarkim, po to dešimtmečio. Todėl turit susiplanuoti tokio dydžio sumą, kurios ne dabar reikia, o prireiks po dešimtmečio, ar anksčiau, ar vėliau. Todėl dar kartą, svajojat apie namus, norit juos turėti, svajokit, bet ir pradėkit įgyvendinti savo planą. Jeigu namus norit turėti po dešimtmečio, kaip man tai pavyko padaryti, tai nuo savo pajamų dabar pradėkite atidėti kas mėnesį dalį pinigų, tobulą investicinius fondus, tam, kad tie pinigai daugintųsi, kad veiktumėt infliaciją ir kad būtumėt pasiruošę tą kapitalą tikrai. Nes jeigu dėsit po pagalbę, juos veiks infliacija, jeigu dėsit kažkur į atskirą banko sąskaitą, kur neduoda jokio procento, tai jūs mažų mažiausiai atiduosit tuos pinigus veikti infliacijai. Popieriukų įdėsit tiek, kiek įdėsit, vaizdžiai tariant, bet jų perkamoji galia
po kelių metų ar 10 ar vėliau bus gerokai mažesnė. Tai jeigu jūs norit, kad tie pinigai neprarastų perkamosios galios ir iš mažiau sumokėtų, jūs turėtume daugiau, jūs turite tuos pinigus įdarbinti investicinius fondus, kad jie uždirbtų jums procentus ir daugintųsi tokiu būdu. Tai grįžtant prie to, kad dabar norit, svajojat ir nežinot, ką daryti, tai pirmiausia sugalvokit iš tiesų, ko norit, kiek laiko liko, kiek laiko turit iki to noro, kol įgyvendinsit, ir tada bus aišku, ką padaryti kas mėnesį nuo savo pajamų, kiek atidėti, kur juos įdarbinti tuos pinigus, kaip juos kaupti, kaip juos dauginti, kad savo norimo tikslo pasiektume. Ir grįžtant prie mano istorijos, aš esu be galo dėkinga savo finansų konsultantui, kuris man tada pasakė, ką daryti, kad aš turėčiau. Tik aš nežinojau, kam aš tai darau. Aš nežinojau, kam aš taupau tuos pinigus, bet aš esu be galo dėkinga, kad aš tai pradėjau daryti. Ir jums lygiai tą patį pasakysiu. Jeigu dabar nežinot, kam, neturit tikslo, nereiškia, kad nereikia taupyti, nes yra kur kas geriau turėti sukauptų pinigų ir kai ateina momentas, kad kažkam juos reikia panaudoti, jūs jų turėsit. Bet jeigu nieko nedarysit, nekaupsit, neįdarbinsit pinigų, niekaip savo kapitalo nedidinsit, ateis tokia diena, kai tų pinigų prireiks, o jūs jų neturėsit. Tai jeigu norit turėti, pradėkit jau dabar. Jeigu norite įgyvendinti savo svajones, pradėkit jau dabar. Nežinot ką, vis tiek darykit. Nežinot ką pirksit, kam tos pinigus panaudosit, vis tiek taupykit. O jeigu žinot arba norit sužinoti, atkeliaukit pas mane į konsultaciją ir pasakysiu tiksliai, ką padaryti, kad jūsų strategija veiktų jūsų naudai, kad jūs pasiektumėt savo norimo kapitalo. Turėti namus gali visi. Svarbiausia, ar nori ir ar pasiruošę tą planą vykdyti. Būk geras. Nepūsk. Tu žadėjai šiandien nepūsti. Tu pasižiūrėk, kaip aš atrodau. Aš negaliu normaliai kalbėti, man plaukai lenda į burną. Nu. Neturiu žodžių. Aš kaip visada išsirenku labai šaunias vietas filmavimui. Viskas man gerai.